Sveiki gyvi. Pagaliau ištrūko vėl į žvejybą. Matot, bus ne fjordas, blizgutės, spiningėlis lengvas. Per miškelį link ežeriuko. Gaudysiu upėtakius. Kaip čia kas atrodo. Opa. Kažkas tai stovėjo prie pat kranto. Ežeras, tai kaip matot, nemažas. Dar ten į tą pusę nemažai yra. Tai nežinau, arba į tą pusę. Gal į kairę. Pradėsiu nuo varinės, nes auksinę vėl nutraukiau. Iš pradžių visą laiką apmėtų krantą pusės, tiek vieną, tiek kitą. Įsivertė visai netoli čia vienas. Tuo mes jį pagausim. Kol kas pradžia nebloga. Graibštelę, aišku, nepasiėmiau. Bet čia su tokiais tai susitvarkysiu. Ne didžiausias, bet vidutiniokas, sakyčiau. Galiau. Na, dar vienas. Eik, tai čia kimba visai neblogai. Kas antrų metimų. Aišku, nėra didelė. Bet didelė kasdien ir nekimba. Čia jeigu tokie kips panašių tempų, tai bus labai gerai. Šitas kiek mažesnis. Čia jau tikrai bus kibimas dabar. Opa. Yra. O tokie. Kai buvo vienas pakito tik atėjęs, šiek tiek pakeičiau vietą ir nei vieno kibimo nebėra. Kas turbūt eit atgal ir eit į dešinę pusę, nei kairę. Gal kelis metimus padarysim. Nors matas ten ir toliau jie šokinėja. Nediduką. Panašu, kad visi čia tokie bus. Tai vadinkim standartinį. O, šiandien tokių upėtakiukų dieną. Ai, nusauri, neblogas buvo. Čia palik krantuką, tai turėtų būti tikrai. O. Nepataikė. Kaip matot, pravedimą darau netolygo. Kars nuo karto vis pavirpinu su viršūne. Blėžgia biškį pajudėtų.
Kartais pristabdau, kad nepaskęstų. Nes tas dažnai labai sugroja. Be abejo, užkimba ir tolygiai traukiant. Bet kažkaip pastebėjau, kad šiek tiek geriau, jeigu judini. Nors kai nekimba, tai judink nejudinės. Nu, tokie va. Dar kaip ir nėra patys mažiausiai, bet iki didelio dar jam trūksta gerokai. Palija. Geras. Pati mažiausia dar. Nu, gaudžiau pėtakiukus. Kažkaip buvo tokia gražuolė. Nu, super. Šitos tai nesitikėjau pagal. Man gerai, kad iškibo. Daryk atgal. Ar jau nebenori atgal. Reiks ją suvalgyti. Gal atsigaus dar. Tai va vienas dalykas, jeigu žuvį norit paleisti, tai kuo greičiau tai darykite, nes ypač palės jas labai mėgsta šaltą vandenį ir labai yra lepios, kai šilta. Iškibo ant tokios ryškios blizgutės. Kažkas mačiau iššoko netoli. Bandysim pravesti. O, ne. Blemba, aš bandžiau visokias tamsias šviesas. Man ryškios gerai kimba. Dar viena palija. Na jo, čia užsiroviau biškį. Šitą truputį mažesnė. Bet manau, kad irgi ne paskutinė. Kartais reikia ir palaipėt biškį ant šakų. Blin, taip ramu buvo visiškai štilius. Taip greitai sukilo bangos čia. Dar vienas upėtakiukas. Na, palės kažkaip ant ryškių blizga kimba. Bandžiau čia įvairias dabar mėtyt. Nekibo. Sudėjau vėl raudoną ryškę. Ir iš karto atsiliepė. Palės, kai gaudant spiningą, tai stengiuosi kuo arčiau dugno leisti. Be abejo, jos būna pakyla irgi, bet dažniausiai kimba tai prie pat dugno. Tai labai lėtas pravedimas. Ir kaip visą laiką, paskutiniu metimu, kai jau nori eiti į kitą vietą, kažkas užkimba, bet turi dar mėtyti. Čia kas bus, palija ar upėtakis? Palija. Blemba, gal pasimčias kelias įsikept šiandien? Šitą dar neblogas, tai. Vasarą tai jos kūdas būna ganėtinai.
pilvas šviesesnis. Nu, jau 2 yra. Būna ir tokie kartais užkimba. Dar viena palija. Kažkaip upėtakiai nustoja visai kaip. Palijos pradėjo. Na, tik labai negalima. Palija gal net ir geriau. Na, šitą labai jau kūda, tai jeigu keliauja jinai pasimaitin. O, yra. O, čia upėtakis. Gal vienu upėtakiuką dar prie palijų. O, viena po kitos eina. O, čia gal upėtakis bus. Bet iš čia blemba. Kraujas paleido. Na. Šitas irgi jau keliaus namo tada. Skerdykla. Praktiškai iš vieno taško. Vis tam pat metu. Ir vis skamba. Na, pinigo gal ir nereikėjo vandenį mest. Nu, žodžiu, va tokia. Na, manau, užteks šiandien žvejybos. Prisigaudžia šitų palijų, upėtakio. Kelios žuvelės namo, daugumą paleidau. Dar gal trumpai parodysiu savo blizgių dėžutę. Kybės jos visas. O tokias pagrindinės gal ištrauksiu. Tai va šitas va blizgas yra privalomos dėžutėj. Kiekvieno, manau, kas nori pagauti. Trūksta dar šitos didesnės. Čia 6 gramų. Šiaip pagrinde 10 naudoju. Nu, atspalviai tai realiai įvairūs. Kilkeriukus taip pat naudoju, kai reikia toliau užmesti. Arba didesnis gylis. O raudona ir juoda, tai čia jau šitas klasikinis. Šitas tai būtinai reikia turėti. Visą laiką niukimba. Tai va tokia žuklė šiandien. Dėkui, kad žiūrėjot. Nepamirškit įsiprenumeruoti kanalą. Paspauskit patinka. Laukit kito video, kuris jau bus greičiausiai iš laivo.